Pamėginsiu, nenaudodamas anglų kalbos, vien tik tai su savo kinų kalbos žiniomis, nusipirkti metro bilietą ir nuvažiuoti į 6 fikusų šventyklą Guangdžou mieste. Nebloga mintis, kadangi metro stotis labai erdvi, įrengti joje žaidimo aikšteles, pickleballui. Nu, pasirenkam džonglą. Va, aš esu čia Padžou. Man reikėtų persėsti į mėlyną liniją ir nuvažiuoti Gongjuanxie. Tada reikia pasinaudoti vietinę Beidou programėlę, nes Google Maps čia nelabai gerai veikia. Ir štai Liurongsi 6 fikusų šventykla. Didelis gražus komplektas. Šeši fikusai, tai reikia suprasti, va šitie gražus didžiuliai medžiai. Angliškai banyan tree, kiniškai rongshu. Į kitą tašką važiuosiu šiek tiek patogesnę transporto priemonę.